Visų pirma, gimė dėl to, kad aš ją nukeliavau. Tai buvo prieš daugiau negu 10 metų, aš buvau pakviesta ir dalyvavau tokiam užsiėmime Anglijoje ir aš jo niekada nepamiršiu, nes būtent po šito patyrimo aš pradėjau visiškai kitaip keliauti per pasaulį. Iš tikrųjų, net ne per gyvenimą, per pasaulį. Pradėjau labai nebebijoti dalykų, drąsiai eksperimentuoti, kurti verslus, daryti programas, pažindinti su naujais žmonėmis. Ir dabar aš suprantu, kodėl, nes aš patyriau tą virsmo praktiką ir ją išsinešiau kaip gebėjimą. Kada grįžau į Lietuvą, pritaikėm programą vaikams. Dėl to, kad joje yra labai daug šokio, judesio, žaidimo, teatro, atėjo suvokimas, kad teatre mes galim gyventi gyvenimą. Žaidime mes galim patirti tai, ko savo neleidžiam patirti taisyklių apribotoje aplinkoje. Pamažu išsikristalizavo procesas, kiek jo pakanka, kiek susitikimų pakanka, kad mes galėtumėm nukeliauti, kad mes galėtumėm susidurti su ta tiesa, kuri yra nepatogi, su galbūt skausmu, baime, pykčiu ir galėtumėm suprasti, susipažinti, priimti tai kaip tam tikrą vieną iš gyvenimo elementų. Taip gimė 6 pamokų programa ir dabar jau yra visa komanda, kurie važiuoja mokyklas, dirba su vaikais ir pradedam pamažu dirbti ir su suaugusiais. Turbūt atėjo laikas.